važiavom protestuoti automobilį, sudėta šitiek viskur dar kas nelaiko. Feel the presence in the air when the trio comes around. A couple players from the south in Tennessee, we bring the sounds, saying hi till we die. Look for dope, we stay to smoke. Kick back, drink a beer and start to write these words being spoken. Vakar prasivažiavom protestuoti automobilį, viskas kaip ir okei, tik kažkuriuo momentu vairo stipriako jungtis nusprendė pasakyti ate. Taip piktumas pradžioje paėmė, kad plemba šitiek sudėta, šitiek viskur dar kas nelaiko. Tai įsisprendėm tą problemą, vidury nakties pavyko pravažiuoti, pavyko sutvarkyti, labai džiaugiuosi, kad siurblio nesuėdžiau, nes naujas siurblys brangus ir truputėlį gaila būtų. Dabar keletą tokių smulkmenų pasidarėm. Aišku, prisiminiau, kad greičio pas mane nerodau kuris laikas, tai paskutinę akimirką likus valandai iki išvykimo taisom. Trauka kaip ir yra. Viskas okei, pabandysim šiandien suvažiuoti. Taip, jaunimas nudažė, savo iniciatyvą parodė, kad galima kažką pabandyti padaryti gražiau nei beaterį. Kito kolegos iniciatyva buvo šitas spoileris. Pradžioje tai atmestina man baisiai idėja buvo ir visai šio nenorėjau, bet jam taip patiko mintis, kad jis nusprendė pats nupirkti, uždėti, užmontuoti ir tegul būna. Tai va, paskutiniai patepimai ir gazuosim. The devil's free, we show no love. You run your mouth and turn around. This raining blood up in the south. And if you got a fucking problem, come and solve it. Hope I promise it's gonna be your last breath. Murder, meet you death. Doom said. Va, mūsų diena išgelbėta. Turim mechaniką, kuris visas varžybas mus gelbėja. Jeigu jis norės į kadrą, tai mes jį tu nufilmuosim. Jeigu nenorės, jisai šone. Tai žodžiu, greitas jaunuolis, kurio pagrindinis akcentas yra viskas turi vykti greitai. Realiai sveria, daro, pirmą padaro, paskui aiškinasi ar gerai. Po kol kas šitą metodiką veikia, vėliau gali būti, kad neveiks. Tai praėjom briefingą. Pliusas tame, kad šitoj šalį nevažiavęs dar, bet konfiguracija jau liekas tokia. Tai realiai viskas kaip ir žinoma pažįstama. Trasa nėra baisi kaip stryte. Esam vis tik pavojingesnė kalba. Bet manau susidorosim. Ką šiaip prieš važiuojant dar kol esu geros nuotaikos ir noriu padėkoti kolektyvui, kuris susiėmė šitom nesąmonėm. Tai tiek, kad ir šitą mašiną išpaišė, kas padėjo konstruoti, kas padėjo detalės, kas su informacija gelbėjo. Tai labai faina, kad žmonės suinteresuoti padėti. Aš kažkada kolega buvo sakęs, kad po kuomet pradėsiu judėti daryti, tai po atsiras, kuriem patinka, kuriem įdomu. Tai va čia čia susiverti. Renkasi. Tai tiek. Reikia išlaužti, tiek jis suskėlęs, tai bakelis. Tai bakelis neskėlęs? O tai kas skėlė? Leidžia bet aišku neradote. Turim. Raised in Tennessee. So first off, fuck you and your clique full of lies. They say they're really bad about it, but I see them crying. Just like a hoe, y'all stay on Twitter talking all that shit. I guess we change it up, it's awful, that's a shame trick. These hypocritical rappers, they think they came up with something original, but everything you make is ripped from others. You claim a different race and stealing all your sounds, but if you ever paid attention, the truth is nobody cares about the color. The music that you make. Don't think shit, stink pink gators. My Detroit players, Tim's for my hooligans in Brooklyn. Dead right, if the head right, Biggie there, air night. Papa been smooth since days of under rules. Never lose, never choose to. Bruise, cruise, who? Do something to us. Talk, go through us. Girls want to us, wanna do us, screw us. Who us? Yeah, Papa and Puff. Close like Starsky and Hutch, stick to clutch. Yeah, I squeeze 3 at your cherry M3. Bang every MC easily. Take that. Recently, niggas frontin' ain't saying nothing, so I just
speak my peace, keep my peace. Cubans with the Jesus peace, with my peace. Asking who want it. Karočią arkas reikia biškį pavalsuoti, nes padangas pjaus. Dar. Atgal. Dar. Gerai. Gerai. Spakliui. Pavažiuok į priekį, jei gali. Važiuok. Gali stok. Važiuok atgal. Po lėto. Dar. Pažiūrėk tų padangų. Gerai. Dar biškį. Dabar į priekį gali. Gal bus gerai. Pavažiuok atgal pasistatyk normaliai. Peršokome sportinės mašinos į Passatą, ne ką mažiau sportiškesnį. Tai žodžiu, nuo žioplumo vaistų nėra. Realiai 6 važiavimus suvažiavus, tik tai pastebėjau, kad braukia arkas. Tai strigdė baisiai ratą, nesupratau, kas darosi, nugalvojau, gal tai taip turi važiuoti. Pasirodo, ne. Tai ant 7 važiavimo susitvarkėm tas arkas, neatpažinau mašinos. Visai kitas pojūtis, visai kitaip valdos, iš karto važiavimai pagerėjo. Tai klaidos esminės, ką padariau ne taip, tai blemba atrodo, kad labai arti jau blokai yra, o pasirodo dar vietos ten ganėtinai sočiai. Tai rytoj bandysiu per atlikusias treniruotės įsikoreguoti viską. Šiandien jau nelaukiu, nes vėlai baigėsi, o turiu reikalų. Bandom rytoj žiūrėti, kas gausis. Man nereikėjo pažeidimui, tai rado vakar Neilas jau. Kokios išminties turite, Lauryna? Pirma išmintis. Jeigu viena mergina tave paverčia laimingu, įsivaizduok, jeigu jos būtų 3. Gerai, kita išmintis, ką galima protingo. Laimė ne pinigus jau jų kiekyje. O trečia? Taip. Nemėgstam homosekų. Kodėl tu čia, pavyzdžiui, nenusipirkai? Panašu. Visi gal. Leiką nupirkau užtat. Oho, tai reikėjo tą tepalinę pasiimti? Ne, nupirkau naują leiką. Tai reikėjo tepalinę pasiimti? Kurva, aš jaučiuosi kaip kokis. Nežinau, kurme, oligarchas, nahui. Viską, nahui, pirkau. Išlaidauja, leiką. Vaidotas sakė, jei čia būtų lubos, tai būčiau ant lubų užsilipęs ant kopiečių, ant stogo, užsilipęs ant kamino, ir dar pasišokinėjau, taip kaip viršų. Reikia tik neprisišokinėti. Taip, puška. Puška. Jau, kurva gal ir pas tave vidinė traukia? Jo, pas mane vidinė. Dievo, šiaip gal dar tą traukį, kad klipa. Karočią, kada pasitikrinti, kurie čia pusę draskė. Šitą panašu. Jo, nes čia kaltų matau. Taip, va. Lūkit, aha. Ir galvutę. Čia bent draskė. Pasišės. Pirma naują leiką, bet vis tiek nepataiko. Tai dėl to nusipirkau naują leiką, nes šiek pildavas papildavau. Vyrai, pasiruoškite, Arnoldas grįš irgi tą patį darys. Viskas turbūt, jei kas parvažiuosim, vandenio vis tiek čia, jei kas susipilsim. Kas yra? Tai Ignas šoka pas mane, šį pavežėsiu iki ten. Tai jeigu pasimu manometrą, pasireguliuosim slėgį. Barvarį? Jo. Turiu ragelį, tai kas skambinkit. O. Po važiavimo.
Reikia investuoti į raketerį ir kažką tokio, nes susišnekėt labai nepatogu, kol paskambino, kol ką, žinai, garsas įjungtas. Sakau, kokias būna, kai važiuoji pirmą kartą ir nežinai, ką daryti reikia. Taip. Šalmas. 4 važiavimai. Doom shot, motherfucker. Motherfucker. Hester, is that a name? Doom shot, motherfucker. Po, kad surinkinėjant mašiną Radvojo kardanas prisiveržė ties vidurį. Truputį paveržė urdino bildesiai. Dabar jau pradėjo bildėti. Čia ne toks antras. Įtariu, kad būtent dėl to sriegio ir prasideda visi tokie mušimai nemalonus persimetimo metu. Va, dabar pagrindinis mechanikas Andrius ir kiti mechanikai dirba tik su klausimu. Verklė tokia kurva, tu parodysiu. O tai ta didžiulė va, Va šitą, va? Aha. Tai artimekas tai su tokiu dienom panaudojimu. Paduokim 19 praktiškai. Naktą? Jo. Mes poročios nusprendėm, kad patys pasiimsim polaroidinį aparatą ir tam norės padarysim Statymas kaip ir buvo, tai jeigu sutaus vadys čia kažkur. Jeigu visą tą reikalą pastumtum į sieną, bet ne arčiau tuo kampu, o tai va iš starto, kai žiūri, va tai va, tiesiai. Tu turi toliau nuo klipo, jau eik palei blokus ir tada nusineši klipą. Ok. Bandau daryti. Ir pirmų ranų tai tokį nemaks, nerizikuok lipti ant bloko, kad nesdaužytų mašiną. Tai jeigu supranti, pirmų gausi ten bent jau apie 7 taškų, ten kad ir, tai tada jau antrų galėsi rizikuoti po. Tai Andriu. Tai protingai. Tas turėtų būti vėliau, prašymas neįprastai. Ne ta trajektorija, kurią reikėtų, čia turi prisisavinti ir išėti plačiau į totalį institucijos. Atsidarant labai reikia ir bus įvertinimas labai elementarus. Kadangi turiu inicijuoti viską dar kartelį, tai automatiškai yra klaida ir Laurinas Gegužis buvo antras. Laurinas Gegužis, jam reikia paskirti.
ką apibendrinam 2 dienų važiavimus, kas netiko ir kodėl tik dabar pasakoju. Tai pirma, esu competitive asmenybė ir kuomet nesigauna viskas taip, kaip norėčiau, susidorginu, susierzinu, dažniausiai apima neviltis ir nenoriu nieko galvoti apie tai tuo metu. Tai praėjo truputį laiko, pasigalvojau, peržvelgiau video, pasigilinau, kur mano asmeninės klaidos buvo, kodėl taip gavosi ir keletą išvadų pasidariau. Tai pirma, nejaučiu normaliai savo automobilio. Važiavimo metu atrodė, jog prie pat blokų esu. Video pasižiūrėjus, matosi, kad iki blokų dar geras atstumas. Tai turbūt suveikė savisaugos instinktas. Gal po ilgų remontų nesinorėjo ir automobilio iškart paleisti į blokus. Tai čia buvo esmė, dėl ko prasidėjo neteisingas važiavimas, dėl ko, ta prasme, nesigavo išeiti normaliai posūkių ir dėl ko surinkau kvalifikacijoje per mažai taškų. Aišku, dasidėjo ir tas, kad buvo baisu dusinti mašiną iki pat galo, nenorėjau laužyti ribotuvo, kadangi motoras ką tik po kapitalkės, nepaisant to, kad jis dirba, vis tiek nesu 100% užtikrintas, kad viskas jau prasidirbo. Tada per mažai praktikos automobilių realiai atsisėdus į surinktą naujai visai kita transporto priemonė negu jautėsi ir visos tos treniruotės, kurios važiuotas prieš tai, nelabai turėjo įtakos. Prieš tai žaisdavau su slėgiais, gaudydavausi, kaip jisai dirbo, dabar atrodo visai kitaip mašina klauso ir reikia džiaugtis, kad nepataškiau nieko. Važiuosim į treniruotės, prasižaisim ir manau, kad valandų skaičius padarys savo. Sekantį kartą turėtų būti geresni važiavimai. Kas dar iš pastebėjimų, džiaugiuosi, kad niekas nepabirėjo, viskas laikė, realiai apart pripjautų arkų, nebuvo nieko baisus. Dėl pripjautų arkų tai situacija tokia, pradžio važiavimų, pastebėjau, kad labai stabdo automobiliai kažkas ir kad trūksta galios, galvojau iš variklio pusės, pasirodo posūkio metu automobilio galinė ašis susėsdavo tiek, kad kristų padangas, ko pasiekoje buvo didelis stabdymas. Ir būtent dėl to stabdymo pirmus 6 važiavimus išvaišiau galinę. Kol kas tiek.